Kai vakare mano sode žaidžia linksmai, saulės bliksniai, vėjas tingus, supa lapus, drasko lipnius, laiko tinklus, ten už ribos. Sveiki, mėly televizijos žiūrovai. Šiandieną laidoje apželdinimo ir visos augalininkystės mūsų pagrindinėje laidoje mūsų sodai. Turime šiandieną svečią iš Panevėžio rajono ūkininką Agidijų Jacėną, kuris maloniai sutiko mumis priimti į savo sodybą Ilgakiemyje ir pasidalinti įspūdžiais, ne tik įspūdžiais be abejo, bet ir taip, kaip jiems sekasi. Štai čia matote, tarp kitų operatorius filmuoja kudrelį ir iškastą, o ten, kaip matote, ant to gražaus užsilipė yra čia pono darbininkai, pusbroliai, pusseserės, kurie neturi gyvenimo ir jie tiesiog dirba. Taigi, ponas Egidijau, matau, kad iš tikrųjų labai yra smagus pas jūs ryte išeiti, surūkyti cigaretę, atsigert kavos. Tai kaip jums pavyko susikurti šitą visą gerovę, būdant tokio jauno amžiaus tarp kitko? Viskas prasidėjo, matom, nuo tos eglutės. Aha. Pasodinau eglutę. Operatorius ir fotografuokit. Nuo anos eglutės viskas prasidėjo. Ir po truputėlį plėtėtės, kaip supratau. Žiūriu, pavasarį išleido. Žiedus? Ne, vaikų išleido. Ir čia prisibarstė? Jo, vis sodinau. Jo, su eglėm taip yra, kad jos kažkaip viena nuo kitos pridygsta jų krūvom. Ir sakau, žinai, čia kalėdų bus viską gerai. Tai prasidėjo viskas nuo eglučių. Pabiški ir sėdim čia. O žiūrėkit, ponas, tai jums čia kokios europinės lėšos galbūt pagelbėjo, ar čia viskas yra iš vogtų pinigų? Čia viskas iš vogtų vėlį, nes aš dirbu, žinai, kur... Specuose? Specuose dirbau, kur obelis ten augina visokias, tai aš viską privogiau. Ir viskas, iš tikrųjų nežinau, ponas. Keletą darbininkų perviliau pas save, tai dirbti, žinai. Jam, aišku, nieko nemoku, bet... Bet jie ką, jie mėgaujasi gyvenimu pas jūs. Ponas operatorius, fotografuokit tos darbininkus, jie dirba už dyką. Ir, tikrai, iš tikrųjų gyvenimo sąlygos jų yra geros. Jie nesiskundžia ir, sakau, mūsų laidos tikslas yra šitų svajonių sodų. Tiesiog parodyti žmonėms visai Lietuvai, kad ir jauni žmonės gali kažką pasiekti. Agidijus, 22 metų ūkininkas, tokią sodybą pasistatęs. Nesvarbu, kad pinigai visi vogti, bet svarbiausia yra faktas, kad viskas yra pastatyta. Pone, man gali, nežinau, mokesčiai bet kada atim, bet kol neatima, ar negyvenimas. Ir tada ką, ponas Agidijau, noriu jums padėkoti, paspausti dešinę. Už tai, kad sutikot pasidalinti viskuo, palinkėti noriu jums sėkmės. Ir šiandien mes savo laidą baigiam. Jeigu kas nespėjot pasižiūrėti mūsų, tai per TV3 Play galite įsivesti per Google ir pasižiūrėsit visada jums patogiu metu. Svajonių sodai baigė transliaciją. Ir iki sekančio susitikimo. Ačiū. O dabar, mėlyje, muzikinė pertrauka ir muzikinės pertraukos metu su jumis grupė Žentai. Baltas sombrero, tu ateik, senjorita miela. Mūdu šoksim drauge, švies mums laužo liepsna. Šoksim baltas sombrero. Baltas sombrero, tu ateik, senjorita miela. Mūdu šoksim drauge, švies mums laužo liepsna. Šoksim baltą sombrero. Saulė jau iš kalnų nusileido, tyliai dengia šešėliai ilgi. Nematau tavo mielojo veido, tik jaučiu tavo meilę širdį. Baltas sombrero, tu ateik, senjorita miela. Mūdu šoksim drauge, švies mums laužo liepsna. Šoksim baltas sombrero. Atsiskimą parodom. Baltas sombrero, tu ateik, senjorita miela. Mūdu šoksim drauge, švies mums laužo liepsna. Šoksim baltą sombrero.
Laužo šviesos vėlgi gėsta ir temsta. Na 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 na. Na 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 apsvaigę. Na 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 na. Balta sombrero. Tu ateik, senjorita miela. Mūsų šoksim draugė, švies mums laužo liepsna. Šoksim balta sombrero. Su jumis buvo grupė Žentai. Taigi, mėly mūsų televizijos žiūrovai, su nuoskauda širdyje norėčiau jums pranešti, kad pirmasis mūsų sezonas kaip ir baigėsi. Labai tikiuosi jūsų dėmesio ir antrame sezone. Susitiksime jau visai netrukus, už kokių 4 metų, kai grįšime visi užsidirbę daug pinigų. Viso gero, mėlyjeji, ir sėkmės jums, sėkmės jums, sėkmės. Vienas einu slapčia, kai klėdėsi slogiai rimsta miestas vakare ir duris uždarau tvirtai paskui save, kai visi laukia miego valandos. Medžių šlamesi, lapų gyvona šilkė.